Šventė, nesakysim kokią, vat matot aplinka, kokia pasikeitus yra, va tai va. Va, o rytoj į bažnyčią. O šiandien šventė. Va tai. Radio Show. Viens, du, trys, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Aš tai biškai kitaip žinau. Jokingiau dainuodavom. Viens, du, trys, su pusė, graži Lietuva. Nesakysim, pagal konstituciją galim gauti galvą. Davai. Pradedam. Tai kadangi radio šou nuo šios dienos yra partija, taip nusprendėm, nes tų partijų čia gyvas velnias ir mumis yra. Kaip sakant, velnias, kur neša, neatneša, kur prišiko, prisėjo. Aš tai skaitau, tai turi būti dvi partijos, kurioms viskas aišku, kas pasakyti. Radio šou bus vienas iš tokių. Va, o kita radio šou ir tautos pažangos partija. Kitų net nereikia. Šiandien padėskai turim pravest priemonę 3 klausimus išsinagrinėti. Pirmas punktas pas mumis yra pirmas klausimas. Kas Lietuvoje po galais vieną kartą atsakingas už kultmasinį sektorių? Nu, kaip sakant, darbo patirtis yra sukaupta didžiulė. Buvo pravesti dideli renginiai Vilniuje, Šiauliuose, Kaune. Aš tai, hebra, pasakysiu taip. Aš tiek esu pravedęs kultmasinį sektoriaus priemonių visur, ir Vileikui, ir Nemenčinėj. Tokių būdavo diskanų gerų, ir tokių mardabojų būdavo. Kad aš vienbalsiai siūlau, neatsidėliojantį, kad pirmoje vietoje iš kultmasinį sektorių Lietuvoje atsakinga radio šou. Balsuojam. Kas? Kelk rankas. Ne kablį ranką kelk. Va, 4. Vienbalsiai. Antras punktas. Ar reikia Lietuvai viešnamių? Nu, čia aišku, galim irgi atsakyti vienbalsiai. Kas sako, bet pasiūlyčiau, kad būtų libertadienis demokratija. Biuletenius prašau, kolegas. Ačiū, kolegos, prašau, imkit. Šlaptų balsavimų. Nu, tai aš tą nieko neslėpsiu. Ne. Aš irgi duok paišelį, atvirai. Ne. O Zbignevas, žiūrėk. Kas čia, net? Kas čia? Ne, aš prašau. Aš visam išgalim prieš viešnamius. Šiandien pasiskubi, kažkas kaip prašo, įsistatęs paišelį į burną. Duok, čia ką, žiūrėk, šiandien parašė. Kas? Už, kaip tai tu iškrypelį, tu senas. Paleistų, ištvirkelis. Aš jums pasakysiu, nevarykit Dievo į medį. Neškit man kaip gyventi. Išvarysim. Aš mes to paro. Gerai, 3-1 nereik jokių. Ale kas galėjo švis iškelti tokį klausimą, čia tu iškrypelis, tu pats iškrypelis, Česlovai. Tai čia šits pasiūlė, va, 3-kampiai šitą. Jo, čia kalė, kokia ištvirkusi, iškrypusi televizija. Rodo visokius smurtą. Kurvas rodo. Va, reikia uždrausti. Išvesi nediskutuotina apie visokias kurvas ir prezervatyvus. Viską uždrausti. Aš užšaudyti visus. Va tai. Trečias punktas pas mumis padėskė yra jau toks klausimas. Ar uždrausti, ar neuždrausti tautos pažangos partiją? Nu tai ką padarysi? Nu tai ne. Ar taip? Taip, uždraudžiam. Mes dabar radio šou vienbalsiai uždrausim tautos pažangos partiją. Va, kas jau? Žiūrėk, ir senis jau atsičiūkino senis. Va taip. Va, gerai, klausimas uždarytas. Jeigu kur tai gatvėje pamatysim tautos pažangos partiją, tai kaip mat... Uždrausim. Va, ir apvemsim. Aš jums pasakysiu, vyručiai. Pagaliau primokino mane anūkas švilpauti. Paklausykit, kokią melodiją pramokau. Kas šis? Alkščianė. Švilpėkas. Aš jums pasakysiu, šiandien mano gimtadienis.
Kas taigi buvo prieš porą mėnesių? Prieš savaitę. Prieš savaitę buvo, ar prieš 2? A negi svarbu. O koks jums skirtumas, kada mano gimtadienis? Ir dabar aš jums pasiūlysiu atrakcioną, kurį mes vaikystėj, jaunystėj Lietuvos kariuomeniai per gimtadienius darydavom. Kas čia kas čia obuolys, kas čia bus? Kas čia? Dabar, kai aš laikysiu obuolį, tai reiks labai juokinga jį atsikąsti be rankų. Kas? Ir kas atsikąs be rankų, tas gaus kramtuškės. Nu čia tai senis, aš tai nesuprantu. Padarysim senių taip, kad pats atsikąsiu dabar. Va, pats ir kask, senį. Va, čia. Labai juokingas senis. Labai gudrus buvai, aha. Labai ponas išmandrėja čia. Prisiminė visokių čia. Kad toks gudrus, tai ir pats ir kask. Mes tai kitaip darydavom su mamka, kai būdavo gimimo diena. Tai į bliūdą srūtų kiaulės visokių išmatų, į bliūdą obuolį padedži ir iš paviršų įplaukė, ir birankų reikia įkasi. Ir čia daug kartų yra sunkiau negu ant siūlo. Bet ali Lietuvoj kaip tokį nedidelį šalis, ali žiūrėk, Žemaitijai ant siūlo kanda. Kur tai pietryčių Lietuvoj iš bliūdo valgo birankų. Vot kur tautos folkloras, vot kur gerai. Šiandien turim, kaip visada, studijo ne tai, kad šviečia, bet netgi daugiau negu šviečia. Česlovai pasitraukęs, kaip tik kur tu stovi dabar išlys. Prašom, šviečias, prašom. O, koksai šviečias. Ale klausyk, Egiau. Chuliš tu groja alternatyvinį roką visą laiką, a? Ai, 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 ai. Buvau nuvažiavęs su visa šeima į Sartus, gi iš Artynės. Į Sartus žirgus. Lietuvis be arklio, kaip Vytautas be kalavijaus. Be tautos pažangos. Kalavijai, va. Nu, tai čia, žinai, aš tai kasmet važiuoju į Sartus. Taip pat aš, žinai, pats tokį bandžiau vieną kartą daryti šventę tokią, bet nieko nesigavo. Aš tai jums pasakysiu, prieš 50 metų visas mūsų kaimas buvo nuvėjęs ant ledo per užgavėnes pašokti ir pasilinksmit. Nu, kas ten, aišku, ką kitką galvoj turėjo, kaip šuboba ant ledo ten, ką tai... Kas? Ale tačiau po to visas kaimas, kai pradėjo šokti triptinį ant ledaus. A ledas, kai pradėjo škelti. Ir visos senės bobos, visi jaunuoliai, visos mergos, kai pradėjo skęsti po ledu. O tai jokios. Likom 3 gyvi. Aš, mano brolis Albinas ir mano sesuo Albina. Aš gelbėjo mumis, toks geras buvo žydelis, kaimo gaisrininkas. Nu, bet kai sako, kai užėjo vokiečiai, pamiršo mes tą jo gerą darbelį. Sušaudėm jį, jo šeimą sušaudėm, nes žydai Lietuvą pardavė. Radio Show.